Dažniausiai manoma, kad padidėjusio svorio ir viršsvorio priežastis tai yra didelis kalorijų kiekis maiste, mažas judėjimas, sėslus gyvenimo būdas. Tačiau pamirštama, kad yra toks dalykas kaip genetika, kaip socialiniai, kultūriniai faktoriai, kurie labai stipriai įtakoja mūsų įpročius, vartojami vaistai ir pamirštama, kad vis dėlto yra tam tikros ligos, kurios, kaip besistengsim, neleidžia numesti mums svorio. Dažniausios iš ligų vis dėlto vėlgi dažnai mano minimos skydliaukės ligos. Jeigu didėja jūsų svoris, nors atrodo ir valgot normaliai, ir sportuojate, išsitirkite skydliaukės funkcijos hormonus. Tai atlikite TTH, FT4, FT3 ir žinoma, šituo atveju būtina atlikti ir antikūnius kaip anti-TPO ir anti-TG. Kita liga, įtakojanti padidėjusi svorį, gali būti cukrinis diabetas. Vėlgi atlikti reikia insuliną, atlikti gliukozės kiekį kraujyje ir žinoma glikuotą hemoglobiną. Yra manoma, kad infekcija, skrandžio infekcija, helicobacter pylori yra taip pat susijusi su padidėjusiu viršsvoriu. Mes dažniausiai nejaučiam, kad turim tam tikrą infekciją skrandyje, bet ši infekcija sukelia skrandžio uždegimą. Dažnai būna padidėjęs rūgštingumas. Žmogus jaučia, kad kažkas negerai jo epigastriume ir jisai nori pavalgyti. Jis užvalgo, kaip ir paramiau pasidaro, toks lengvumas, lyg tai nuotaika geresnė. Žiūrėk, ir vėl neramu. Tai mūsų H. pylori dažniausiai ir skatina mus piktnaudžiauti maistu, norint pasijusti laimingesniais, o dėl to auga ir svoris. Todėl, jeigu negalite numesti svorio net su stebuklingom piliulėm, pagalvokite, galbūt verta išsitirti ir dėl H. pylori infekcijos. Atrodo, ir nevalgote, ir sportuojate, nieko nepavyksta padaryti. Išsitirkite vitaminą D. Yra įrodyta, kad optimalus vitamino D kiekis yra susijęs su normaliu kūno sudėjimu. Tai vėlgi gali būti keli faktoriai, nes vitamino D, kad ir vartojame, jis yra tirpus riebaluose ir dažniausiai atsideda riebalų ląstelėse. Ir mums jo trūksta ir vėl toks uždaras ratas mums trūksta. Mes vėl tunkame ir dar daugiau atsideda ir vėl trūksta vitamino ir mes jo negalime numesti. Todėl visą laiką reiktų išsitirti, ar tikrai to vitamino vartojam pakankamai ir išsityrus nepamiršti, kad vitamino yra kelios normos. Tai yra norma, kurią mes dažniausiai naudojame, kai kalbam apie kaulus. Tačiau būtent gerai sveikatai, antivėžiniai, kraujagyslių ligų sistema ir būtent svorio įtakos turi vadinamas optimalus vitamino D kiekis. Todėl atlikite tyrimą ir paklauskite gydytojų, ar jūs turite normalų ar optimalų vitamino D kiekį. Ir labai dažnai žmonės, turiu 32, viskas gerai. Ne, negerai, vartok toliau. Nes tavo kaulam yra labai gerai, nes kuo mažiau vitamino D, tada jau retėja kaulai. Todėl tas vadinamas 30 tai yra kaulų norma, o 50 tai yra mūsų sveikatai. Tiek širdies kraujagyslių, tiek mentaliniai, tiek visai kitai, tiek gerai nuotaikai, tiek svoriui. Kai kurie tyrimai gali parodyti, ar lengvai numesim svorį, tai labai aktualu moteriams, nes jų hormonai taip pat įtakoja svorio metimą. Ir dėja, bet fiziologiškai moteris tai ateina laikotarpį, kuris vadinasi klimaksu, tuomet iki klimakteriniam ir klimakteriniam laikotarpį numesti svorį yra ypatingai sudėtinga dėl mūsų hormonų išsiderinimo, disbalanso ir pokyčių, kurių mes iš tikrųjų paveikti nelabai galim, nors jeigu yra tam tikros problemos, kur jau labai sudėtinga ir su svoriu, ir su nuotaikom, tai reiktų gydytojo ginekologo konsultacijos ir tada irgi jau galima padėti.